Labą dieną, gerbiami moksleiviai. Artėja mūsų Lietuvos pagrindinės šventės, tai yra sausio 13, Laisvės gynėjų diena, vasario 16 ir kovo 11. Ir mes sausio mėnesį organizuosime apie šitas minėjimus, šitas šventes. Taigi, kaip mes darysime? Mes darysim, pirmiausiai atsidarysim PowerPoint'ą ir techniškai parodysiu, kaip tas darbelis turėsit padaryti. Ir jūs darysite. Pasidarom 10 lapų. Jeigu daugiau pasidarė, tai tą vieną galim ištrinti. Ir čia užrašom Lietuvos minėjimai. Toliau kitoje skaidrėje parašom, kad turinys. Suskaldom turinį į dvi dalis. Viename bus paveiksliukas, kitame tekstas. Na va, čia mes galim paveiksliukai kelti, tai internete tų paveiksliukų būtų labai daug. Mes galime rasti apie sausio 13, tai sakykime kažkokį paveiksliuką pasiėmėm, va, jį įsikelti. Įsikeliam paveiksliuką. Ta paveiksliuką galima priskirti kaip ir hiperlinką. Dabar techniškai parodysiu, kaip turėtų būti. Turėtų būti, kad nukeliauti. Čia šeštokams ir septintokams tas nebūtina, bet 11-tokai, 10-tokai ir 9-tokai turėtų šitos jau dalykus daryti. Taigi, hiperlinkas, tai pasiemam užrašą, įsikeliam į trečią puslapį ir įkeliam jo, suskaldom puslapį į dvi dalis. Čia būtų aprašymas kažkoks, čia būtų kažkoks vėlgi nuotrauka, filmukas ar dar kažkas tai. Ir mes dabar hiperlinko nukeliauti padarom, kaip tai darom. Pasižymime, mygtuko pagalba dešiniu pilies klavišu paspaudžiame, hipersaitą susirandam, vieta šiame dokumente ir susirandame trečią skaidrę. Jie įkeliame. Dabar trečioje skaidrėje reikia, kad sugrįžtų į pirmą. Tai įterpimas, paspaudžiame figūros, susirandame mygtuką, mygtukas brėžiame namelį kažkokį ar kitą kažkokį paveiksliuką galime ir padarome, kad hipersaitą skaidrė į turinį, sakykime, ne? Va, paspaudžiame turinys ir sudirbs. Tai mes va tokią turime kombinacija. Taip visose skaidrėse reiškia turi iš turinio nueiti į bet kurią skaidrę, o iš tos skaidrės, to lapo nukeliauja sugrįžta reiškia, į turinį. Tas mygtukas visą laiką tinkantis, ne? Toliau, kaip padaryti efektus. Sakykime, mes norim, kad Lietuvos minėjimas būtų kažkoks įplaukiantis, ne? Pasiemam jį, nueinam į animacijos ir galim pasidaryti atsirandantį įskrindimas kažkoks, įplaukimas kažkoks, braukimas, figūra. Čia kokį jūs norėsit, tokį pasidaryti, mirkčiojantį galite pasidaryti kažkoks, reiškia, na, vienu žodžiu, pasirodymas kažkoks, ne? Dabar šitoje vietoje noriu priminti, kad čia autorystė turi būti Kauno Senamiesčio progimnazijos arba Kauno Aušros gimnazijos turi būti užrašyta vardas pavardė klasė mokinio, kad darbas kaip autorystė, ne? Tai jūs tai užrašote. Toliau galima ir padaryti kitokių GIF, dėti animacijų,
galima garsus priskirti. Dabar pažiūrėkime kitus, kokius galima efektus uždėti. Tai galima skaidrių pasikeitimą pasidaryti, sakykime, kažkoks brokimas, ne? Galima visom skaidrim priskirti, galima tik tai vienai, tai viskas kartai, vis kitai pridėjus, vis kitai, ne? Tai, pavyzdžiui, padarysiu dabar šiuo metu visom tokį skaidrių pritaikymą. To dizainas kažkokį jums labiausiai patiks, tokį dėkite. Tai, sakykime, man toks patinka, jums kitoks gali patikti, gali kiekvieną skaidrę formuoti, kažkokiu atskirų fonų pasidaryti, tai fonas formuojamas šitokiu būdu, dešinės pelės klavišus spaudžiame, formuoti foną, atsiranda fonas, pasiemame, reiškia, kaip failą įsikeliam, ne, paveiksliuką iš katalogo, arba dar kažkokius kitokius užpildus pasidarome. Taigi, toks gali būti fono turėjimas. Tai va. Tai, ir matot, vienai skaidrį iš karto priskyrė. Tai, sakykime, galiu palikti šitą, kad jūs maždaug suvoktumėte. Galima taikyti visoms, galima iš naujo nustatyti foną. Tai dabar ką galima dar? Perimus aš aiškinu, garsą dabar pridėti. Galima pridėti garsą visom skaidrėm, turint savo garsą veivą formatų susikūrus arba kažkokią dainą įdėjus. Galima priskirti kitas garsas ir iš aplankalo, kuriame įsaugotas PowerPointas, įdėti tą garsą ir pasimti iš to aplankalo tą garsą priskirti. Atsidarai, ten aplankalė yra, ne? Ir jį priskiria. Galima ir vietinius garsiukus įdėti. Tai, sakykime, plojimai, va, ne, kažkur tai, arba kažkas dar kitas, sakykime, vėjas, va, sakykime, vėjas, ne, vėjas. Ir tą, reiškia, galima priskirti kiekvienai skaidriai, galima ir visiems priskirti tą patį efektą. Toliau, animacija. Kas animacija? Animacija tai yra, kaip ir rodžio, čia galima daug rasti visokių efektų. Vienas iš jų įdomesnis toks yra efektas, kada galima nurodyti, brėždami kažkokią, reiškia, trajektoriją. Tai va čia yra trajektorija, tą trajektoriją galima braižyti, galima daryti visokius efektus. Tai, sakykime, pabandykime, kad šitas paveiksliukas eitų žemyn. Va taip, ne? Va, būtų. Ir jo ilgį pasitraukimo irgi galima reguliuoti, galima iš šono, va taip statyti visą kitą. Tai va čia mūsų galimybės tokios. Toliau skaidrių demonstravimas, tai kaip jau galima kaip filmuką sutvarkyti. Toliau peržiūra, galima rašybos padaryti, kalbas tvarkyti, na ir rodymas yra skaidrių ir specifikos, yra galima net makro komandą sudėti. Taigi, tiek tekstą, tiek paveiksliukus galima įdėti. Dabar kaip yra su vaizdu, sakykime. Mes galime įdėti, jeigu turime įsikėlę filmuką kažkokį, irgi priskirti filmuką, kaip multimedijos vaizdą. Tačiau galime ir įterpti vaizdo įrašą kaip nuorodą. Nagi, pabandykime, kaip čia išeitų. Taigi, pasimsime kažkokį, pabandykime įsikelti daiktų, va čia yra nuoroda. Ir galima įkelti, jeigu mes taip įdėsime kaip eilinė nuoroda, tai ta nuoroda tik taip ir bus, kada paspausi tą nuorodą. Tai galime mes paveiksliuką įkelti ir paskui pritvirtinti nuorodą. Ta? Ir kopijuokime paveikslėlį ir įkelkime tą paveikslėlį. O ten tą mes štai paveiksliuką, o paveiksliuką priskirkime kaip hipersaitą. Tai mes bakstelkime, vėlgi hipersaitas, vėl pasiimam kaip internetinį ir nurodome jam į mūsų skaidrės. Priskiriam tai skaidriai, reiškia, filmuką.
Dabar galim truputį pažiūrėti, aišku, kitokių efektų yra, ir puslapius galima sudėlioti, ir numeruoti, ir vaizdo įrašus kitaip paimti, ir garso įrašus galima kitaip paimti. Na, užrašų galima visokių kombinacijų, laiką, datą priskirti. Na, o dabar pasižiūrėkime, kaip atrodytų mūsų trumpai greitai padarytos skaidrės. Nu va, žiūrėkite, dabar aš pelėvą judinu, kada, reiškia, užveščiau ant reiškia, užrašo, tada man gaunasi kaip ir rankytė atsiranda, kad aš galėčiau keliauti į kitą skaidrę. Na ir namelis man leidžia, kad aš sugrįžtu į tą patį. Va. Dabar, kaip čia paveiksliukas gavosi šito. Reiškia, mes priskiriam kitą, kuriame mes panaudojame kaip hipersaitą, ir čia vat yra hipersaitas į filmuką. Paspaudus mums atsidarys, jeigu internetas sujungtas, kompiuteris sujungtas internetu, jisai mums atidarys, reiškia, naršyklę, per naršyklę mes galėsim iš karto tą filmuką pasižiūrėti. Aišku, šiek tiek užtruks, tai geriau būtų, kad būtų aplankale, visa kita, daug greičiau tas viskas vyktų, bet pakankamai gana greitai galim. Va. Na ir sėkmės jums padaryti Lietuvos minėjimui, išaiškinti, ko tie